Jonas išsiruošė į kelionę. Skrydis nusimatė sekančios dienos ryte, tad kad būtų patogiau, atvyko pernakvoti į miestelį arčiau oro uosto. Buvo vakaras ir Jonui dar reikėjo susipirkti keletą daiktų, kad pasiruošimas vykti į tolimas rytų šalis būtų baigtas. Vienas iš daiktų būtinai reikalingas Jonui buvo kepurė, dengianti kaklą bei pečius nuo intensyvios ir kepinančios Himalajų kalnų saulės. Tuo tikslu jis užėjo į miestelio drabužių parduotuvę. Ten visos kepurės atrodė lietuviško stiliaus ir nieko tinkamo rasti nepavyko. Parduotuvėje dirbo Jolanta. Jai iš karto kilo potraukis, pamačius Jono tvirtą stovėseną, užtikrintumą savo veiksmuose ir energetinių praktikų švytinčius raumenis. Truputį nužvelgusi tokį neįprastą šiam miesteliui žmogų, Jolanta lėkė prie jo, klausdama, ar reikia kokios pagalbos. Jonas atsakė, ko ieško. Po mažiau nei minutės Jolanta davė skrybėlę, kuri puikiai atitiko išsakytus poreikius ir dar derėjo prie tuometinės jo aprangos ir ekipuotės. Situacija buvo tobula. Išskyrus tai, jog pas Joną grynųjų pinigų buvo mažiau nei kainavo toji skrybėlė. O bankinė kortelė atsiskaityti šioje parduotuvėje galimybės nebuvo. Tikėdamasis, kad pavyks pasiimti pinigų iš bankomato ir įsigyti šią prekę po kurio laiko, paklausė, iki kada parduotuvė dirba. Jolanta pažiūrėjo į telefoną ir atsakė, parduotuvės darbo laikas pasibaigė ką tik. O tas atsakymas dar turėjo šalia pasiūlymą – eiti su ja pasivaikščioti po gražias gamtos vietas šiame miestelyje. Po to, kai ji uždarys ir sutvarkys savo darbo vietą. Jonui reikėjo šiuo metu laviruoti sudėtingoje situacijoje. Jis turi porą valandų įsigyti daiktus reikalingus kelionėje, iki kol užsidarys visos likusios miestelio parduotuvės. Kai kurie iš jų būtinai reikalingi keliaujant per agresyviai pavojingas rytų šalis, tam, kad galėtų parvežti svarbius artefaktus į Lietuvą. Jolantos išvaizda jam taip pat patiko. Tyras, prastomis emocijomis nesužalotas veidas. Kūnas su visais apvalumais reikiamose vietose. Prie viso to Joną dar nustebino Jolantos nuovokumas ir sugebėjimas iš kelių žodžių suprasti jo poreikius bei surasti prekę taip puikiai tinkančią dabartinėje situacijoje. Nors šiais požymiais pasižymėjo dažna Jono praeities mergina, dar jį džiugiai apstulbino ką tik sutiktos moters drąsa pačiai pakviesti jį į pasimatymą. Šis reiškinys ypač retas Lietuvoje, tad vien iš dėkingumo Jonas nori duoti geriausia, ką įmanoma šioje situacijoje. Tam pasiruošti iš anksto galimybės nebuvo. Teko improvizuoti. Jonas atsakė, kad šiąnakt keliauja į užsienį. Taip pat nori su ja labiau susipažinti. Pasakė, kad grynųjų pinigų reikiamą kiekį turės po 3 valandų. Ir paklausė Jolantos, ar galėtų jam šią skrybėlę atnešti į viešbutį, kuriame jis apsistojęs. Jolanta atsakė taip. Gerai, tuomet iki vakaro, atsakė Jonas ir su dar didesniu užtikrintumu išėjo tvarkyti paskutinių likusių reikalų. Eidamas Jonas galvojo, gerai, kad neturėjau grynųjų pinigų. Nebūtų buvę progos jos pakviesti ką nors kartu veikti. Būtų tekę rinktis iš 2. Aukoti pasiruošimą kelioniai ir eiti į pasimatymą vedamą Jolantos arba atsisakyti, tik apsikeičiant
socialinių tinklų duomenimis. Abu variantai prasti. Jeigu pasimatymą organizuoja moteris, tuomet jis nesijaučia vyriškai ir nebūna pakankamo potraukio. O tik apsikeitimas numeriais ar socialinių tinklų adresais dar nei kiek nesusipažinus turi didelę riziką ryšiui ir nebepadidėti. Dabar šią situaciją galim pavadinti testu. Vien tai, kaip ji laikysis mūsų susitarimo ir duoto žodžio, daug parodys apie tai, kiek pagarbos turi gyvenime. Yra buvę situacijų, kai pas Joną moteris atvyko iš kitų šalių vien su kelių žodžių, laiko ir vietos apibūdinimu. Tam, kad tokie stebuklai vyktų, žmonės turi komunikuoti tiksliai ir rūpintis, kad maksimaliai suprastų vienas kitą. Savo susitarimo ar duoto žodžio nesilaikymas yra akivaizdus parodymas, kad šiam žmogui tokio lygio ryšys ir santykis yra neįmanomas. Eidamas per miestelį, Jonas svarstė, kokios dar yra galimybės susipažinimui per likusį trumpą laiką iki išvykimo iš Lietuvos. Paskaičiavo, kad iki Jolantos atvykimo nespės pavakarieniauti. Tad priėmė sprendimą užsakyti maisto abiems vietiniame restorane. Nemėgo jis tokių vietų ir ten pinigų leisti nenorėjo. Tačiau jei tai gali padėti susipažinti ir sustiprinti ryšį su ypatingu žmogumi, paaukoti savo nusistatymą ir truputėlį pinigų tikrai verta. Pavalgius, žiūrint kaip išsirutulios pokalbis, reikės atsižvelgti į jos norus ir poreikius, tuomet matysim, kaip daryti toliau. Yra galimybė eiti pasivaikščioti bendraujant, galbūt aplankyti gamtos vietas, apie kurias jį kalbėjo. Yra galimybė kartu eiti į viešbučio kambarį. Kol kas tokio plano turi užtekti. Vėliau matysim, kokius sprendimus priimti pagal informaciją, kurią suteiks kitas žmogus. Jonas seksu užsiimti tą vakarą nenorėjo, nes žinojo, jog jo laukia 7 parų kelionė per atšiauraus klimato ir kultūrų vietas. Tad jam reikės ištvermės ir jėgų pasiekti norimą vietą. O su Jolanta šiandien tikslas kuo labiau susipažinti, kad būtų aišku, ar nori su ja kurti ryšį ir santykį, kai grįš po 2 mėnesių. Nes to nepadarius, mažai tikėtina, kad iš 10 minučių pabendravimo bepavyks kažką toliau vystyti po tokio ilgo kelionės laiko ir gausybės patyrimų joje. Tuo tarpu Jolanta uždarinėjo parduotuvę. Tvarkymo tą dieną buvo daugiau negu įprasta. Jai pradėjo kilti pyktis ir erzulys, kad nepriėmė pasiūlymo kartu eiti pasivaikščioti iškart pabaigus darbą. Jolanta galvojo, kad jos visai nesuprato ir nevertina. Jai kilo klausimas, kam čia jam išvis tą skrybėlę nešti. Kuo toliau, tuo jos emocinė būsena prastėjo. Pabaigus darbą, ji vis dar leido laiką tose pačiose žlugdančiose emocijose. Tokio tipo jausmai net neleido įsivaizduoti, kaip galėtų būti santykiuose su šiuo žmogumi. O vertinant situaciją per tokių emocijų filtrus, vaizdas atrodo tikrai klaikiai. Kodėl čia dabar aš turiu jo klausyti? Kas aš jam tarnaitė? Po visomis tomis emocijomis pati nepastebėdama dar jautė nerimą. Netikti, susitikus persistengti, kuriant kuo geresnį įspūdį, kaip jai buvo įprasta ir panašiai. Išvargo nuo savo pačios emocijų Jolanta. Vadovaudamasi pykčio, keršto ir norėjimo nubausti jausmu, pasižiūrėjo, ar gali būti pasekmių, jei ji tos kepurės Jonui neatneš. Ir nepastebėjusi tokių stimulacijų kaip baimė gauti 2 viešojoje mokykloje, atleidimas iš darbo ar kokia nors finansinė bauda,
Nes tik tokios galimos pasekmės jai buvo įprasta, kad motyvuotų veikti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Galiausiai nusprendė išvis susitikimo su Jonu išvengti ir tiek. Artėjant laikui susitikti, Jonas jautė, jog kažkas ne taip. Tad nenustebo, kai numatytų laiku Jolantos nebuvo. Dar palaukė kelias minutes ir iškart ėjo miegoti. Puikiai išsimiegojęs, išvyko į savo kelionę. Keliaujant, Jonui pavyko sėkmingai pasiekti užsibrėžtus tikslus ir didžiuojantis savimi pergalingos nuotaikos grįžti į Lietuvą. Tik grįžęs, nusprendė pernakvoti tam pačiam miestelyje arti oro uosto. Planas buvo tiesiog išsimiegoti po 3 bemiegių naktų ir jei pavyks, išsiskalbti nuo prakaito druskų išbalusius drabužius. Atvykęs į nakvynės vietą, jokio nuovargio nejautė, tad nusprendė truputį pasivaikščioti apylinkėse. Miestelyje tuo metu vyko šventė. Jonas priėjo vietą, kur ant pievutės buvo prisėdę daug žmonių. Daugybė moterų buvo apsinuoginusios, mėgavosi saulės šilumą. Beeinant pro to žmonės, daug kas nuolat žvilgčiojo į Joną, tarsi jis būtų įdomesnis nei vykstanti šventė. Ypač moteris. Tai pasilenkdavo, tai išsižergdavo. Atrodytų tik tuomet, kai Jono žvilgsnis užeidavo ant jų. Kai kurios tik šypsodavosi, tarsi akimis kviestų. Beeidamas Jonas pastebėjo, kad šiame miestelyje daugelio moterų ir merginų kūno apvalumai yra savo vietose. Jis buvo daug šalių aplankęs, su gausybė žmonių susipažinęs ir puikiai žinojo, kad tik mažiau nei 1% pasaulio moterų tuo pat metu turi kūnus su apvalumais savo vietose. Tai yra, kai kūno išmatavimo proporcijos natūraliai būna 90, 60, 90, su nedaugiau kaip 3 cm skirtumu į bet kurią pusę. Čia ir dabar tiek daug moterų šiais Žemės planetos apdovanojimais pasižymi ir nei supranta, nei vertina tokio gyvenimo etapo. Taip yra todėl, kad nepažįsta savęs. Neatskleidžia savo talentų, nelavina savo komunikacijos gebėjimų, nekreipia dėmesio į savo emocinį išprusimą. Kitaip tariant, nei tobulėja, nei atsinaujina. Gamta nelaiko ilgai savo dovanų pas tuos žmonės, kurie jų negerbia ir yra sustabdę savo evoliuciją. Kadangi didžiausi pasaulio moterų turtai joms buvo patikėti be jokių pastangų ir įdirbio, greičiausiai dauguma nebesugebės jų atgauti, kai gamta šią energiją atsiims ir perduos kitoms. Tokia energija yra suteikiama tik 2 rūšių moterims: jaunoms, tyroms, žlugdančių emocijų, įpročių ir įsitikinimų nesugadintoms bei dar besiformuojančioms. Taip pat toms, kurios bet kuriame amžiuje auga ir tobulėja. Kitais žodžiais tariant, ten, kur gyvybinė energija teka stipriausiai, tas moteris gamta apdovanoja dar labiau. Jonas šventėje jautėsi smagiai, nors ir nežinojo, kaip reaguoti visus tos moterų signalus. Iki kol išgirdo prie pat savęs skardų moterišką šauksmą: Labas! Ten buvo Jolanta. Ji pribėgo prie Jono, pradėjo klausinėti apie kelionę, prašė jo nuomonės apie tam tikrus dalykus, nei žodeliu neužsimindama apie esminį jų pažinties įvykį.
kuris Jonui visai kelioniai paliko prisiminimą, jog ši moteris nėra tinkama santykiams. Jonas Jolantos neatstūmė. Su visišku pasitikėjimu ir užtikrintumu papasakojo šį bei tą apie savo patirtį keliaujant. Taip pat nužvelgė Jolantos fizinį pavidalą. Jos veidas nebeatrodė toks tyras, kaip ką tik susipažinus. Taip pat akių žibėjimo, kuris buvo pirmą kartą susitikus, nebesimatė. Jį pakeitė žvilgsnis, panašus į ilgai tvarte laikyto gyvulio. Jolantos klausimų vis daugėjo, o Jonui rūpėjo tik pabūti vienam, pailsėti ir susiplanuoti savo sekantį etapą, sugrįžus į Lietuvą. Jolanta matė, kad Jonas nebelabai nori su ja bendrauti. Tad ėmė stengtis bent kažką sau iš šios situacijos išpešti. Pradėjo kalbėti garsiau, prailgintai juoktis, tarsi norėdama, kad kuo daugiau žmonių matytų, jog ji artima Jonui. Pradėjo jam sakyti komplimentus, tačiau šio vyro emociniai būsenai tokie veiksmai nebeturėjo jokios reikšmės. Nes Jolanta, nesilaikydama jųdviejų susitarimo, parodė aiškiai, kiek vertas jos žodis. Pastebėjusi, jog šios pastangos veltui, dar ėmė prie Jono glaustytis, liesti jo ranką krūtimis ir panašiai. Kaip bebūtų, ir tai Jonui nesukėlė jokio malonumo. Jam buvo akivaizdu, kad visi šie veiksmai yra nenuoširdūs. Vaidyba, teatras, desperatiškas bandymas vytis išvažiavusi traukinį. Galiausiai Jonas pasakė: aš turiu eiti ilsėtis. Sugrįžo į savo viešbučio kambarį, įsijungė telefoną, kad pažiūrėti į laikrodį, ir rado 6 praleistus skambučius iš savo buvusios merginos, bei žinutę, kad yra ką tik grįžusi po savo meno parodos pristatymo Norvegijoje ir dabar ilsisi pajūryje, gražinasi saulės spinduliuose ir dar savaitę išsinuomavusi kambarį tame kurorte su 2-viete lova. Labai pasiilgo ir nori susitikti. Jei jam nepavyktų atvykti į šį kurortą šią savaitę, ji bus pasiruošusi atvykti pas Joną į namus po to.